Tai šiandien padarėm tokią bendrą testavimą, tai yra Tomas Bulšakovas, Pulsar atstovas, tai mes atstovaujam Inferiai produktus, tai norim padaryti tokį realų testavimą mūsų žiūrovam, mūsų klientam, gal sakykim taip, ir pašaudyti su priedėliais į judančius taikinius. Tai reiškia įsitikinti, ar tie priedėliai nevėluoja, ar galima drąsiai šauti judantį taikinį ir ar tai nepakenks šūvį, ar to neįtakos. Tai turim pasiėmę produktų, turim Inferijaus Mach 50, turim Tomai XG50, CL KEM2 ir Kryptoną XQ35. Jo, tai tu viena gal tokia populiariausia, sakykime, modeliai, Pulsaro. Kai visi vieni Pulsaro populiariausi, kiti Infrarėjaus populiariausi. Tai va šitos modelius atšaudysim, pažiūrėsim ir klientas galės pats pasirinkti savo tinkamiausią pagal piniginę, pagal poreikį ir turės pilną informaciją. Kaip atlikti šūvį, ar vėluoja, ar nevėluoja. Jo, ir svarbiausia turbūt gal, kad pabandysim įrodyti, kad tas priedėlis šūvio nekeičia ir kad galima drąsiai šaudyti į bėgančius šernus ir... Atėjom vėl į bėgančią šerno zoną, kur yra atstumas 50 metrų iki bėgančio šerno ir šaudysim dabar iš Inferiai 2 priedėlių ir iš 2 Pulsar priedėlių. Šūvius atlieka gerai žinomas sportininkas, šaulys, ginklų meistras Gintaras. Tai pirmiausia pradėsim nuo Pulsar, nuo XQ35 ir XG50. Dabar pirmie šaudėm su Pulsar Krypton XQ35 į bėgantį šerną. Pasižiūrėsim, kokį rezultatą. Su šauviu prieš tai. Jo. Dešimkė, ok. Kryptonas XQ35, testą atlaikė, šaudymo, vėlavimo, tai yra šaudymo metu, kaip ir nepastebėta. Užskaitom. Nu va, bandėm CL KEM2 vadu, irgi idealiai dešimkė, testą atlaikė. Einam prie sekančio, Kryptonas XG50. Dabar pereinam prie aukštesnės rezoliucijos, turim Krypton XG50 su 640 matrica, 12 mikronų sensorius. Tai pasižiūrėsim, aišku, vaizdo kokybė žymiai didesnė, šaut žymiai lengviau. Pažiūrėsim, vėl patikrinam vėlavimą ar nevėlavimą. Dar vieną šaunam. Šaunam dar vieną. Stabdėjai šaunam. Gerai, pabandom dar. Darom dublių 2, kad įsitikinti, nes vėlgi, tai kiekvienas šūvis gali būti šaulio klaida, kas didžiausia tikimybė yra, tai tą reikia patikrinti. Tas ir yra, kai sakau, tas. Matai, Varėnoj bėga greičiau šernas. Čia leitesnis, todėl jis truputį mažiau. Bet šiaip dar 500 metrų jau jausis. Bandom, davai. Darom dar vieną. Ką? Darom dar šūvį, ar nereikia? Galim daryti, kiek bus dar. Nu padarom, dar vieną trečią, tai... Sužeminau, kad į apačią šiltų. Davai dar sėkį. Kad į apačią tai jau, nemaniau, kad ten tiek.
Taip, tai pasidarėm iš karto 3 šūvius, kad galėtume vertinti iš tos paklaidos bendrą rezultatą ir pasižiūrėsim. Buvo tas? Buvo, šitas buvo paštai. Šitas paskutinis. Nu čia kur pats pirmas buvo. Čia liko 2 paskutiniai prietaisai, bet prieš tai keičiam arklius. Šaudys naujas šaulys. Tu šausi? Kažkur jo. Keičia. Iš vis nėra. Va čia vienas gale. Ne, tas čia ištisai guli. Jo, tai bendrai gal toks komentaras, ne? Atlikom keletą šūvių, tai buvo čia pataikymas, dabar paskutinis pataikymas čionais. Nu, principė galima teigti, kad vis tiek iš šerno mirtiną zoną šūviai tikrai keliauja. Toliau viskas, kaip ir kalbėjom, priklauso nuo jūsų. Čia buvo Kryptonas XG50, dabar bus geriausias infrarėjaus produktas. Jo. Machas 50. Jo, bandom dabar Mach 50. Va, bet viskas kaip ir gerai. Jo. Tai pirmo galim neskaityti, 2 šūviai į 9. Ir visai netoli vienas kito. Devinkė skaičiuojam, kad kaip ir Tai buvo Machas 50. trečias, kuris... Trečias tu nurovė, aš šitą mačiau. Tai jis galėjo kažkur tai būti arba čia. Bet iš esmės rezultatas yra užskaitytas. Ir galima teigti, kad Machas nevėluoja drąsiai naudoti medžiokliai į bėgančius šernus. Tai pirmiausia, aišku, dar noriu pasakyti, kad ačiū Ehant šaudymo centrui, kurios prietaisus testuojam čionais. Tai tikrai geriausia, galiu drąsiai pasakyti turbūt taip, kad geriausia šaudykla, kurioje galima plačiai išbandyti, ištestuoti viską. Tai, o kalbant apie rezultatus, tai išbandėm ir žemesnės raiškos, ir aukštesnės raiškos prietaisus, kurie kategorijose yra panašus, inferiai ir pulsar prietaisai. Ir bandėm įsiaiškinti, ar bėgančiam šerne tie šūviai vėluoja ar nevėluoja. Nes buvo toksai kaip ir mitas, kad procesoriaus darbas aplėtina vaizdo perdavimą ir šūvis nuo realaus gali vėluoti. Bet aš manau, Tomai, galim turbūt paneigti šitą. Jo, kaip mitų grevėjai. Jo, kaip mitų grevėjai. Galim šitą mitą patvirtinti, kad jis yra sugriautas ir tiek infrarėjaus, tiek pulsaro, kliponai nei vienas nevėluoja, puikiai pataiko į bėgantį šerną. Taip, kad gali drąsiai pirkti arba kliponus, jeigu reikia, o ne optikas ir naudoti medžioklei. Jo, tai tikrai smagu viską išbandyti patiem, ištestuoti, perduoti tą visą informaciją jum. Jeigu daugiau kažkokios informacijos reikia, tai pilnai galit kreiptis tiek į Tomą dėl pulsaro, tiek į mūsų atstovybę dėl infrarėjaus produktų. Visą informaciją suteiksim, nes viską testuojam, viską bandom ir stengiamės parodyti taip, kaip yra. Tai šaulius turėjom, kurie buvo nepriklausomi. Ne? Keitėm arklius, Keitėm. po kito. Vyresnis arklys parodė geriausią rezultatą ir savo patirtį. Tai va. Senas arklys vagos negadina. Jo. Jo, tai va tiek. Laukit kitų tokių panašių bandymų. Jeigu yra kažkokių klausimų ar vėlgi yra mitų, tai mes, man atrodo, su mielu noru. Siūlykit, kažką bandysim, testuosim, arba tą mitą paneigsim, arba sugriausim. Jo, tai...